Ezros knyga, 3 skyrius. Izraelitams apsigyvenus savose miestuose, 7 mėnesį visi vieningai susirinko į Jeruzalę. Tada Jehocadako sūnus Jozuė su savo broliais kunigais ir Šaltielio sūnus Zerubabelis su savo broliais atstatė Izraelio Dievo aukurą deginamosioms aukoms, kaip parašyta Dievo vyro Mozės įstatyme. Jie atstatė aukurą jo senoje vietoje, nors ir bijojo aplinkui gyvenančių žmonių. Jie kas rytą ir vakarą aukojo ant jo deginamąsias aukas Viešpačiui. Jie šventė palapinių šventę, kaip parašyta, ir kasdien aukojo deginamųjų aukų tiek, kiek buvo nustatyta tai dienai. Be to, jie aukojo nuolatines deginamąsias jauno mėnulio, visų metinių Viešpaties švenčių ir laisvos valios aukas Viešpačiui. 7 mėnesio 1 dieną jie pradėjo aukoti Viešpačiui deginamąsias aukas, bet Viešpaties šventyklos pamatai dar nebuvo padėti. Jie davė pinigų akmenskaldžiams ir statybininkams, o sidoniečiams ir Tyro gyventojams maisto, gėrimo ir aliejaus, kad jūra atgabentų kedro medžių iš Libano į Jopę, kaip jiems Persų karalius Kyras buvo įsakęs. Po savo sugrįžimo 2 metų 2 mėnesį Šaltielio sūnus Zerubabelis ir Jehocadako sūnus Jozuė su visais savo broliais kunigais, levitais ir visais grįžusiais iš nelaisvės į Jeruzalę pradėjo darbus ir paskyrė levitus 20 metų ir vyresnius prižiūrėti Viešpaties namų statybą. Jozuė ir jo sūnus bei broliai, Kadmielis ir jo sūnus iš Judo sūnų, Henadado sūnus, jų broliai ir levitai ėmėsi vadovauti statantiems Viešpaties namus. Statybininkams padėjus Viešpaties šventyklos pamatus, kunigai, apsirengę savo rūbais, sustojo su trimitais rankose, o levitai, Asafo sūnus, su cimbolais šlovino Viešpatį pagal Izraelio karaliaus Dovydo nurodymus. Jie pakaitomis giedojo, šlovindami ir dėkodami Viešpačiui. Jis yra geras ir jo gailestingumas Izraeliui amžinas. Kai jie šlovino Viešpatį, visi žmonės garsiai šaukė, nes Viešpaties namų pamatai buvo padėti. Daug kunigų, levitų ir šeimų vyresniųjų, kurie buvo seni žmonės ir savo akimis matė pirmuosius namus, garsiai verkė, matydami šių namų pamatus. Tuo tarpu kiti garsiai šaukė iš džiaugsmo. Nebuvo galima atskirti džiaugsmo šūksnių ir verkiančiųjų balso, nes žmonės garsiai šaukė ir garsas buvo girdimas toli.